Ką reiškia sapnuoti grybus? Grybai sapnuose gali simbolizuoti įvairius dalykus, priklausomai nuo sapno konteksto ir sapnuotojo asmeninės patirties. Aptarsime dažniausiai pasitaikančias grybų sapnų interpretacijas ir pateiksime patarimų, kaip suprasti, ką jūsų sapnas gali reikšti. Teigiama sapno apie grybų simbolika. Augimas ir transformacija. Dėl savo augimo ciklo grybai dažnai siejami su augimu, transformacija ir atsinaujinimu. Sapne jie gali simbolizuoti asmeninį augimą, pokyčius ar naują gyvenimo etapą. Sėkmė ir gausa. Grybai taip pat gali simbolizuoti sėkmę, gausą ir klestėjimą. Sapne rasti daug grybų gali būti ženklas, kad jūsų laukia sėkmė ir gerovė. Paslėpti talentai ir išmintis. Grybai dažnai auga paslėptose vietose. Todėl sapne jie gali simbolizuoti paslėptus talentus, išmintį ar potencialą, kurį reikia atrasti. Ryšį su gamta. Grybai yra neatsiejama gamtos dalis, todėl sapne jie gali simbolizuoti ryšį su gamta, žeme ar savo vidiniu pasauliu. Neigiamas sapnų apie grybų simbolika. Nuodingumas. Kai kurie grybai yra nuodingi, todėl sapne jie gali simbolizuoti pavojų, apgaulę ar išdavystę. Sapne valgyti nuodingus grybus gali būti įspėjimas apie galimus nemalonumus. Nesėkmė. Sapne rasti sukirmijusius ar supūvusius grybus gali būti ženklas, kad jūsų laukia nesėkmė ar nusivylimas. Netikrumas. Jei sapne matote grybus, bet negalite jų identifikuoti, tai gali simbolizuoti netikrumą, nerimą ar pasimetimą savo gyvenime. Sapnuoti dygstančius grybus, kažko pagrįstai nepasitikite ir elgiatės teisingai. Sapne grybauti, rinkti grybus, išpildysite tai, ką sumanėte. Sapnas taip pat gali reikšti gerą sveikatą. Sapne valgyti grybus sergančiam žmogui reiškia pasveikimą, sveikam, puikiai klostysis meilės reikalai. Patarimai, kaip interpretuoti sapnus apie grybus. Atkreipkite dėmesį grybų rūšį, dydį ir būklę. Prisiminkite, ką darėte sapne su grybais. Pagalvokite, kaip jaučiate sapne ir pabudę. Užsirašykite savo sapną ir vėliau jį perskaitykite. Jei nesate tikri, ką jūsų sapnas reiškia, pasitarkite su sapnų aiškinimo specialistu. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelėkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.